Sveiki, toliau aptarėme būdus, kaip susilpninti stresą, kaip geriau kontroliuoti save. Dabar kalbėsiu apie vaizduotę, apie jos pasitelkimą įveikiant streso sukeltas problemas. Čia atkreipčiau dėmesį, kad į tai, jog ką anksčiau pasakojau, siūliau daryti ramioje aplinkoje, atsiribojus nuo pašalinių trukdžių. Betgi gyvenimas yra kiek kitoks. Jeigu pavyktų atsiriboti nuo įvairiausių nemalonių ar kartais net ir malonių poveikių, tai ir šie pratimai neturėtų didelės reikšmės. Todėl siūlyčiau pamėginti padaryti atsipalaidavimo pratimus neberamioje aplinkoje, o pavyzdžiui prekybos centre arba gatvių sankryžoje, suprantama, nevažiuojamoje dalyje. Jeigu tenai, toje triukšmingoje vietoje, stebėdami aplinkui zujančius žmonės, skubančius žmonės, sugebėsite atsipalaiduoti, sukelti savo sunkumo, šilumos pojūtį, gal ir kitus pojūčius, kuriuos minėjau kalbėdamas apie autotreningą, tai tikrai geriau valdysite stresą, ypač netikėtą stresą susidūrę su jums nepalankiais žmonėmis ar kokiais nors jums nemaloniais išpoliais. Jeigu nepasiseks, irgi nieko baisaus, 10 minučių visada rasite ir pamėginti užsiimti autotreningu panašiose vietose, tai bus viena iš įdomesnių jūsų patirčių. Toliau, kaip sakiau, svarbu būtų įjungti į šį procesą vaizduotę. Tai yra proga prisiminti dėmesio lavinimo pratimus, kuriuos aptarėme anksčiau. Bet šiuo atveju, įjungiant vaizduotę, reikėtų ir sukurti tam tikrą vaizdinį. Geriausiai malonios vasaros, jūros, gamtos vaizdinį, kad jisai iškiltų jums prieš akis ir nuramintų. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog šis patarimas netoks jau protingas. Manau, kartais ir patys tai darėte, bet padarykime žingsnelį toliau. Paverskime tą vaizdinį, tarsi jūsų sėkmės, tarsi laimės talismanų. Manau, kiekvienas yra turėjęs vaikystėje panašus talismaną. Kartais pasiguosdavome pliušinę meškučių, kartais eidami į egzaminą įsidėdavome į kišenę kokį nors laimę nešantį daiktą. Tai nebuvo blogas sprendimas. Pasinaudokime tą vaikišką patirtimi ir padarykime šiandien sąmoningai, sukurkime laimės talismaną. tą talismaną, kuris padės jums įveikti stresus. Taigi, kuriame laimės talismaną? Visiems burtams, visiems ezoteriniams mokymams bendra kas? Bendra tai, jog teiginys, jog energija seka paskui mintį, o jinai jau savo ruoštų keičia ir aplinką, keičia ir materialius dalykus. Tuo principu dera pasinaudoti, kuriant ir laimės talismaną. Jūs žinote, kaip atsipalaiduoti, kaip sukelti savo šilumos, sunkumo pojūčius ir įtraukus į šį atsipalaidavimą vaizduotę, sukurti vaizdinį, kad esate ramioje, saugioje, jums malonioje vietoje. Jeigu tai gamtos vaizdiniai, tiktų pagalvoti, koks metų laikas. Jeigu tai, sakysime, vaizdinys prie židinio, pamėginkit pajusti ir šilumą sklindančią iš šio židinio. Ir tuo metu, kada jūs esate toje ramioje, jaukioje vietoje, kada jūs esate savo vaizduotėje saugus ir patenkinti, lieskite kokį nors daiktą, kurį norėtumėte paversti laimės talismanu. Gal tai bus rašiklis, pakabutis, žiedas ar dar kas nors, tai nėra svarbu. Svarbu, kad jūsų lytėjimo pojūtis susilietų su vaizdiniu. Bet tai dar ne viskas. Kiekvienas iš mūsų esame turėjęs tokios patirties, kada jautėme, kad viskas klojasi taip, kaip mes norime. Kad pasaulis tiesiog nuostabus. Kad jautėmės džiugiai, jautėmės laimingi, jautėme, kad viską galime. Gal tai buvo susitikimas su mylimu žmogumi, gal tai buvo gerai išlaikytas egzaminas ar dar kas nors. Prisiminkite tą įvykį
ir pamėginkite ne tik patį įvykį prisiminti, bet ir vėl pajusti tuos išgyvenimus. Taigi 3 veiksmo dalys. Pirmoji, jūs esate savo svajonių kambaryje, savo svajonių sode, savo svajonių saloje ar tiesiog prie jūros. Tenai jūs prisimenate nuostabų įvykį, kada jautėtės labai gerai. Ir tuo pat metu liečiate daiktą, kurį norite paversti laimės talismanu. Dabar padarote nedidelę pertraukėlę, minutės ar 2, ir vėl mintyse atsidurėte ten, kur jums labai gera, ir vėl liečiate daiktą, kurį verčiate savo laimės talismanu, bet jau nebesistengiate prisiminti to įvykio, kada jums buvo labai puiku. Tiesiog stengiatės atkurti tą jausmą, kurį tuo metu išgyvenote. Ir ne tik jausmą, bet ir pojūčius. Padarykite tai dar kokius 3-4 kartus ir daiktas, kurį norėjote paversti savo laimės talismanu, juo ir pavirs. Kada susidursite su sunkumais, užteks tik jį paliesti ir jūs iš karto tapsite labiau energingas, veiklus, nusiraminsite ir galėsite įveikti sunkumus. Tikrai verta pamėginti.